Labas rytas. Paliečia, tam pližiai išsidiegojau. Šiek tiek buvo judesio iki 12, nes buvau užsidegę šviesos pražaidę krepšį. Bet ramu čia. Nieks čia nieko man. Policija pažinėjo, saugojo vadinasi. Tai vat. Šiandien trumpesnė biškį diena, bet turėtų būti 3 užtvankos. 7 valandą numato lietų, tai tikslas yra nuplaukti, nežinau, bent iki 6, kad būtų galima pasistatyti savo ramiai palapinę ir išsimiegoti. Jau tada tas lietus kaip ir nebebaisus. Gerai, užsivirkim kavos. Nežinau, kažko aš čia valgyti ypatingai nenoriu. Užteks gal keletos nektarinų. Reikės pakuotis ir viską neštis. Na, žodžiu, panašu, kad dar pasėdo venta. Man taip atrodo pagal vakar dieną. Nes čia ir šlapė liko. Gerai, kad aš jau pakankamai toli. Čia neužilgo bus akmenų. Vėl kaip Krakiuose kažkas panašaus krūva. Buvusi malūno užtvanka. Tai čia neilgai aš taip gražiai paplauksiu, reiks perskelt, paskui bus dar vienas malūnas ir Kuodžių užtvanka jau normali hidroelektrinė 4 metrų. Tai ten turbūt reikės kažkaip apsinešti. Su tais akmenim, kai visada reiks priplaukti ir žiūrėti, ką daryti. Negali žinot, koks sprendimas, o gal net ir praplauk pavyks, sunku pasakyti. Na, akmenį šniokščia. Priplaukime, pažiūrėkim, kaip čia kas yra. Kaip man atrodo, kad jie gal čia nėra tokie tai Krakiuose baisus. Reikia išlipti ir apsidairyti. Tai kad čia nėra kur lipa. O čia tikrai nieks manęs neįtrauks. Pakankamai aukšti akmenys. O kaip gražiai. Einu, apsižvalgysiu, kas čia darosi. A ne, čia irgi tokie apynormaliai. Akmenys. Bet ten šitą reikia užlipti didelio. Tai pažiūrėsiu. Jo. Šitas kelias, bet čia vėl skersuos. Reikia tiesaus kelio. Šiaip per tą vidurį gal ir visai gerai būtų. Tiesa, seno vandens malūno nenufilmavau, tai vat kas iš čia yra likę, o galėjo būti tikrai geras objektas. Pradedam operaciją. Dar užtvankėlės vaizdas jau praplaukus. Ja, jau yra tokios užtvankos. Negali taip paleisti baidarės bet kaip.
Na, oras superinis, vėjo nėra kaip vakar, tai yra smagu, sau plaukiam, paukščiukai čiulba, artėjom prie kito malūno. Didelis medis nuvirtęs, iš pradžio atrodė, kad medeliai auga iš toliau. O, čia taip keistai tokie seleliai medeliai. Čia pasirodo šakos vieno didelio medžio. Kiek suprantu, jisai toliau auga, kažkurį laiką dar augs. Vandens yra. Beržas neatlaikė. Atvykom dar prie vieno malūno, nu, išlipimas. Ženklas jam padėtas, bet iš vis išlipimo nėra. O čia va toksai dulmas. Tai išlipau. Eisim pažiūrėti, kas čia per malūnas ir kas čia vyksta. O, valtelė. Ir čia nupjauta, o visi nuklepia šienas. Keistai kažkaip tai čia. Čia prie to staupo net prieit neįmanom. Savotiškai. Gerai. Eisim pažiūrėti tą malūną, pažiūrėsim užtvanką. Nuspręsim, ką toliau daryti. Čia yra antroji šiandien iš 3. Šitas malūnas vadinasi Stulpino malūnas. Neatsimenu, kurio aš čia gyvenvietėje jau dabar esu. Na, jis įspūdingas pastatas, kaip turiu pasakyti. Pakankamai prižiūrėtas. Jau čia jis iš vis gal pati bauda. Aha, čia vietas veikia. Gal čia nieko nėra? Gal čia tiesiog į Hesą nukreipia ir viskas. Gali. Kitą dalį leidžia tekėti. Sunku pasakyti, bet panašu. Ai va, matau, yra visgi. Yra užtvankėlė, o kaip. Čia praėjimas apsivaidarėm. Viskas uždaryta turbūt. Bet gal man nieks nieko nesakys, jeigu aš ateisiu pasižiūrėti. Nes man reikia apsižiūrėti kelią. Tai čia aš nematau nieko, kaip užsikelt. Taip žiūrėk, nebus taip, kad aš tą baidarę nebereikalą ten ištraukiau. Nu, čia nėra kelių. Galim pasižiūrėti užtvanką pačią. Aha. Čia yra žuvitakis, bet nu aš ją praėjau. Gražus pastatas tikrai. Jau tokių Hesas. Kaip ten tas pats galas, bėga ten vanduo. Nieko nebus. Reiks temptis baidarę. Reikia šituo taku, kuriuo dabar atėjau. Ir čia sau gražiai vad nusileisiu. Vartukus. Nieko nedarysi. Padirbėt. Dar apžiūrim malūną patį. Gal čia rasim čia kokios gyvybės.
architektūros paminklas, nu, tikrai jis vertas to. Ar kokios kavos duotų atsigert būtų gerai, bet turbūt neturi. Stopino malūnas 1886. Nepraeisi. Čia gal pavyks praeiti ir nufilmuoti užtvanką pačią labiau. Čia irgi matau tik kiek matau. Na va, operacija baidarė pasisašiau šitaip. Ten negilu, pavyks gražiai susidėti daiktus. Ir viskas, nu, ilgai neužtrukau. Dabar svarbiausia sudėti daiktus gerai. Nes jeigu blogai sudėsi, tai tada kojom vietos nelieka. Paliekam gražų malūną. Nu ką, dar vieną užtvanką šiandien ir nebeturėtų jau būti. Nežinau, gal čia būtų pavykę ir taip nusileist, bet to nerizikau. Daugėjo gulbių. Buvo viena. Labai baikščios. Priplaukėm apleistą Kurmaičių tiltą geležinkelio. Šalia eina tikras tiltas, kurio važinėja traukiniai. O šitas yra apleistas ir nežinau, jisai gal net statytas Smetonos laikais. Nu, žodžiu, reiks išlipti ir paskaityti. Manau, tikrai turėtų būti parašyta. Gali būti, kad jis niekad ir nebuvo naudojamas pagal paskirtį. Tai toksai įdomus eksponatas. Jo kelio ten kaip ir nėra, tai gal ir tikrai nebuvo. Nu, pažiūrėsim, išlipsim, nespėliokim, išlipsim ir paskaitysim viską. Čia gal ir dar paėsiu kaip traukinių užfiksuoti, visai gražu. Tie traukiniai važiuojantis. Dar tokie pastatėliai. Kaip bokštai tokie. Tau krantelis yra. Gerai. Lipam, pažiūrėsim, kas čia tokio. Tau keistas pastatas. Gal taip muitinė tokia, ar saugos šį postas, nežinau. O, kaip gražiai užvažiavom. Na va. Koks tiltas. Paskaičiau, tai čia šitie pastatėliai yra sarginės. Tiltas iš vis buvo statytas dar anksčiau negu Smetonos laikais, dar carinės Rusijos laikais. Ir žodžiu, per Pirmą pasaulinį karą vokiečiai susprogdino. Ir dabar šalia seno pastatė naują. Tai taip išeina, kad jie pilnai jo nesusprogdino, bet apgadino, aš taip suprantu. Aišku, einam, pasižvalgysim, gal kažką pamatysim. Bet reikėjo net 2 sargo namų šitam tiltui. Keista. Tai viena vėžė tik tai. Matau pervažo tolumoje. Tai gal šitas garsusis kelias, kur išardė ir turėjo atstatyti, bet kažkaip abejočiau. Tas pakankamai seni pabėgiai.
galim vat ir čia arti žiūrėti. Viskas ten išgriauta. Muziejuką galėtų padaryti kažkokį. Tai ten panašu į sankasą. Jo, ten iš tikrųjų jo geležinkelis. Dabar jį pakreipė čia. Mano baidarė. Jo, jisai kažkaip nenatūraliai stovi. Ai, va, tos dalies trūksta. Įdomu, į tą pastatą kažkokį galima įeiti ar ne? Tai jaučiu, ką aš šiukšlių krūvą rasiu tik tai. Į šitą mačiau takelis vedė. Nu gerai. Grįžtam. Nu ką, užlipau į senojo geležinkelio vietą. Jo, čia trūksta dalių to tilto. Bet jam jau daugoka. Jam jau beveik 100 metų šitam tiltui. Tebe stovi dar vis. Matau, viskas užkauta, uždaryta. Kelsime kamerą, kiek čia pasiekia. Nu va, koks čia tas tiltukas. Gaila, ant jo užlipt neišeina. Žodžiu, čia itin šykščiai parašyta apie tą tiltą ir sarginės, tai pasiskaičiau pats internete, tai papasakosiu. Žodžiu, šitą tiltą pasistatė vokiečiai visgi. Pirmo pasaulinio karo metais sudegino prieš tai buvusį carinės Rusijos, jis ten buvo medinis, ir pastatė geležinį tiltą. Ir kadangi strateginė labai vieta, įrengė 2 sargybos bokštelius. Tai realiai šitas tiltas, ką mes matome, jis yra likęs iš to, tos dalys turbūt specialiai numtos, kad čia gal nieks nevaikščiotų jo. Realybėje šitas tiltas buvo naudojamas beveik visą sovietmetį. Jo buvo geležinkelio bėgiai ir buvo naudojamasi, o šitas naujas yra pastatytas tik paskutiniam praėjusio amžiaus dešimtmetyje, tai 1999 kažkada tai. Tiesą sakant, nežinau, kur tas kelias veda, bandžiau išsiaiškinti, bet man nelabai pavyko iš tikrųjų. O šituose sargo nameliuose anksčiau ir gyvendavo ir geležinkeliečiai, anksčiau čia ir sandėliai buvo, dabar viskas užkalto, užmūryta, kad nieks nelandžiotų. Dar skaičiau, kad čia nemažai visokių mūšių prie šito tilto yra buvę, nes strateginis objektas. Dar kažkur buvo rašyta, kad ir keli tūkstančiai žmonių kažkur sušaudyta čia buvo. Tai vėlgi, jeigu taip įsižiūrėjus, jo, matosi, kad yra kulkų žymės paliktos ant šitų bokštų. Vadinasi, buvo puolama. Tai va, tie, kas rašė šitą lentą, tai toks riebus dvejetas už tokią lentą iš tikrųjų. Tai žiūrėkit, kiek tuščios vietos, tai šis galėjo viską parašyti. Nes iš to, kas čia parašyta, aš čia nieko nesužinojau. Teko paskaityti internete. Nelabai suprantu, iš kur bet lyja. Čia trumpas toks lietutis bus.
nes čia nėra visai debesies. Šiek tiek ir atgavins, nors šiandien nėra karšta. Šiandien pakankamai gilu, 19-18 laipsnių, maksimum 20. Atplaukėm prie Kodžių Heso. Prieki Hesas, žmonės debesis, bet lyg eina šonu. Gerai. Nes iš tokio galėtų biškį daug to lietaus duot. Nu ką, reikės lipt ir žiūrėt, ką čia daryt. Kaip čia geriausia, patogiausia. Žodžiu, vėl stovi informacinis stulpas, o krantas toks. Aš kiek čia suprantu, ar nebus geriausiai anoj pusėje išlipt, nes nematau aš išlipimo šitam krante. Išlipti į vieną pusę, užsitempti tą baidarę, arba bent jau ten išlipti ir pasižiūrėti, nes aš šitoj pusėje net nematau, kur būtų galima imti ir kažką pažiūrėti. Visiškai nėra kranto išlipimui. Nebent prie pat jau tenais. Žodžiu, pasiplaukysim jau ką. Pažiūrėsim, kaip tas krantas. Gal jis nelabai netgi geras, nežinau. Žiūrim, ką mes čia turim. Prie plaukėlę, nu aišku, vandens kai būtų daugiau gal. Pasapžėlės stendas. Kas čia? Taip. Prieimo nėra, nieko nėra. O kas čia? Ojojoj, kas čia? Žodžiu, čia joks vanduo nebėga. Tvenkinys uždarytas, bet akmenys ir tenais aš matau. Aha, nu aš mačiau, kad kažkieno baidarė šliužė buvo. Tai galima biškį pasamprotaut. Jeigu jau kažkas tempėsi, bus gal ir takelis kažkoks padarytas. Matau takelį. Čia pakankamai nemažai. O ir lietus kampučiu ateina. Eina tas takelis ir kur jis čia nueina. Žodžiu, įvyko čia dalykų. Tempiau baidarę nuo šito kalno. Ir kažkaip atrodo jau už akmens susikabino. Ir jau galvojau, pakeisiu ranką ir į man nuvažiavo visą žemyn. Tiesiai į vandenį labai sėkmingai nuvažiavo, bet ir išplaukė. Teko rengtis, šokti į vandenį ir pasiimti tą baidarę. Tai žodžiu, dabar lyja. Gerai, kad džempą buvau įsitraukęs. Nešokau su rūbais, aišku, šortai yra. Tai šortai šiaip ar taip šotai dažniausiai būna išdžius. Čia tas lietutis tai turėtų praeit. Nu žodžiu, viskas tvarkingai, be jokių traumų, nieko nepamečiau, nieks nevirto. Labai gražiai baidarė nuvažiavo tiesiai. Būčiau aš ir pats ją, kaip sakyti, ten gražiai taip nuleidęs, bet kad kažkaip atrodo, kad jau užsikabino. Tai čia jo, aš rinkausi labai rizikingą variantą, bet iš tikrųjų kiti toli eiti. Kitas dalykas, ten krantas irgi toksai, nu, gal ne toks status, bet nėra ten kranto. Šis čia nors yra negilu. Ta prasme, gali įlipti labai normaliai baidarė, čia akmenų ir betoninis pagrindas yra. O ten iš karto gylis.
Tai žodžiu, tenais įlipti. Tie, kas baidarėm plaukia, žino, kad įlipti pro mažą, kaip sakyt, langelį į baidarę tvarkingai, esant dideliam giliui, nu, reikia lygsvarą labai gerai laikyti, nes yra didelė tikimybė, kad apvirsi. Pas mane, kai yra tiek visko prikrauta, kad ten vos įsirangau, tai jo. Nu ką, Jesas įveiktas, šliuzų tikiuosi tai atidarys. Elektrą savo gamina. Tas debesiukas, nu, jis turėtų praeit. Džempą reikės biškį padžiavinti, bet jis man dabar labai gerai yra. O vanduo tai yra žiauriai šiltas. Labai šiltas vanduo iš tikrųjų. Tai net nežinau. Šiaip vat dabar stoju šlapiais šortais, bet, nu, vėsumas biškį yra, bet šiaip nėra, kad būtų šalta, drebėčiau ar dar kažkas tai. Nu, vat, jau ir lietus, man atrodo, baigė, nes paukščiai pradeda čiulbėti. Jeigu paukščiai pradeda čiulbėti, vadinasi, didžioji liūtis jau yra praėjusi. Aš tai nebuvo nieko rimto iš tikrųjų. Nu tai ką, man beliko nuplaukti iki sienos. Tai čia, aš nežinau, trečdalis mano atstumo dabar yra, nežinau, po 4 gal ar apie 4. Gal net ir trečdalio čia nėra. Bus toks miestelis Leckava, jame aš nelipsiu, ten toks kaimelis visai. Ir už jos iš karto ten jau ir siena. Ir ten turėtų būti ir stovyklavietė. Jeigu nebus, oi, tada reikės prieš srovę biškį atgal pakapot kokį kilometrą, nes prie Leckavos tai tikrai yra. Bet man atrodo turėtų būti, nes ten yra baidarininkų maršruto pabaiga, bent jau pagal ženklus. Nors aš nežinau, ar kas labai naudojasi to maršrutu, žiūrint, kaip ženklai yra apžėlę, tai čia gal, nežinau, gal ir ten bus apžėlę, bet nu žiūrėsim, jeigu bus kažkokia erdvelė normalesnė, tai galima tą žolę šiek tiek prasistumdyti ir pasistatyti palapinę. Paliekam užtvanką šitą, tai laiminga ir nelaiminga. Gal kažkoks lietutis krapnoja, nu gal tikiuosi, užteks mano džempo tam lietoj. Kažkaip trenktis striukę lietaus tai nori, nu nebent jis smarkaus, bet ar čia labai yra iš ko jis smarkauja. Man atrodo, kad nelabai. Arba varysim po kokį medžiu. Pralauksim tiesiog. Prie tos užtvankos stovėta irgi šis neikas. Labą dieną. Labą. Kaip sekasi? Šiaip Kol kas dar nieko. Supratau. Ką tik atvažiavau. Supratau. Jau buvau įpratęs prie plačios upės. Aišku, ta plati turi savo pliusų, savo minusų. Jie savo gali ramiai ir kloti. Nėra jokių kliučių, bet kažkaip nelabai įdomu. Štai jau tokia. Jau sugrįžo. Bet kiek aš žinau, Latvijoje užtvankų nėra. Tai ta upė anksčiau ar vėliau vis tiek pasieks tą savo lygį, koks buvo jisai. Pasidžiaugkim dabar va tokia mažesnė upė. Žodžiu, lietus įsismarkavo. Šiaip jis turėjo būti vėliau porą valandų. Akyla vėjas, blemba, kaip ten ta baidarė mano. Šiek tiek kaip aš neprie žodžių palikęs. Nu gal atlaikys. Čia po tokį medžiu. Jo. Ten baidarė šiam. Ir šitas medis greit netlaikys man. Jo, kaip žinodamas, karštos arbatos pasidariau. Dabar įsivaldyti, nes po medžiu pastovėjau, bet jau žiūriu, nuo to medžio daugiau krenta vandens, jau kad čionais stovint. Jo, nu, ką aš žinau. Eina debesys iš ten, panašu, kad ten jau eina šviesa, tai gal jau ir
tas baigėsi. Darom arbatos. Šalta. Jeigu tai mane likimas čia atbloškė. Šiaip neketinau čia stot. Jomajo, taigi pavėsinė buvo. Nu čia irgi ta pavėsinė, tai tokia turbūt daugiau dėl vaizdo. Čia turbūt nelyta. Nebelyja, tai pavėsinė dabar sėdžiu. O kai lyjo, karšta arbata labai gerai. Mano buvęs kolega Mindaugas sakė, kad šitas džemperis labai gerai džiūsta. Tai va dabar pasižiūrėsim, kiek jisai buvo teisus. Nu, ar aš nebūčiau, aš jai nesugalvočiau, ką daryti. Bam! Mėgosime estradoj. Po stogu. Viską susinečiau iš palapinės. Aišku, buvo gaila laužavietę ten palikti. Bet iš kitos pusės apsižiūrėjau. Nelabai yra iš ko tą laužą kūrėt. Viskas šlapia. O debesys eina grėsmingi iš tikrųjų. Tai jaučiu, kad naktį gali būti lietaus, o aš visiškai saugiai įsimiegosiu sausai. Bet čia dar ne viskas. Nežinau, aišku, ar tik tai veiks, bet žiūriu. Ogi čia yra rozetės. Klausimas, ar atjungta? Turbūt bus atjungta elektra. Nu, tiek to. Čia jau būtų gal turbūt per daug visko. Iš tikrųjų, čia viena mašinėlė pravažiavo, kažkaip ratą prasuko, pasižiūrėjo. Tai nežinau, tikiuosi, manęs iš čia nieks neišprašys. Nes, nu, ką žinau, aš tai čia nieko nepadarysiu, nieko nepaliksiu, jokių šiukšlių. O naktis tai neaišku kokia. Taip, žiūrim, kas čia su ta elektra. Aha. Nu, žodžiu, viskas yra čia. Tai aš nežinau, gal ir veikia, reiks pabandyti. Nu, likimas mane nukreipė sustoti čia. Tai gal gerai, kad sustojau. Aš aišku, nedaplaukiu 3 km. Jos reikės man nuplaukti rytoj. Nes reikia būtinai pasiekti kempingą, bet toj Latvijoje nebus gesų. Manau, kad nebus ir tų kažkokių akmenų. Upė bus didesnė, tai žodžiu, rytoj darbinė diena. Vienas miestelis tik nusimato. Ten, kur kažką reikės nusipirkti, mačiau, parduotuvė turi. Ir manau, kad suspėsim. Na, įsikūrimo darbai estradoje esmės yra baigti. Palapinė stovi, kam reikia, tas džiūsta. Pasistačiau už anos sienos, kad vėjas kiaurai nekoštų. Visai čia geras reikalas. Nu ir ką, geras mano buvo sprendimas. Nes tik aš čia atsikrausčiau ir dabar kokių 20 minučių kaip nulijo lietus. Tai šiandien tikrai sausai išmiegosiu, naktis nebus šilta. Bet turiu aš čia visko, tai aš tikrai nepražūsiu. Nepražūčiau ten per lietų, bet vėlgi, nu, jeigu yra galimybė sausai, miegam sausai. Nes kai švapi dalykai liks, tai tada tuos švapius išsiminėti, smirda, visą kitą, nu, žodžiu. Apsirengiau normaliai, nes dabar tai kokių 12 laipsnių, gal tik tėra. Žodžiu, nei vieno žiūrovo nėra mano šito performanso. Turbūt ir neateis. Beje, rozetės bandžiau rozetės tvarkyti, nu, ne, atjungta turbūt iš to namuko viduj kažkur tai. Tai dėja, jau čia būtų aišku šis svajonių viršūnė, jeigu būtų elektra įjungta.
Bet, nu, yra kaip yra. Na, pas mane į koncertą nieks neatvažiavo. Visa atvažiavo į apačioje buvusią stovyklavietę, kur aš buvau. Vieną mašinėlę, tai nežinau, čia jie kažką darys, žvejos ar dar kažką, bet aš kažkaip saugiai čia. Žodžiu, lietus baigėsi, įsigiedrėjo, bet yra šalta. Va čia visas mano ūkis. Sausai šiandien išmiegosiu, kad ir šaltai. Šiandien nenuplaukiau 3 kilometrų, kuriuos turėjau nuplaukti pagal planą. Tai rytoj teks atsimti. Rytoj nesimato ilga irklavimo diena. Pasistengsiu anksčiau atsikelti. Ir ką? Tada sakau, labanakt.